Labas rytelis, nauja diena, nauji planai. Tai su Marčium ir vėl keičiame locationą. Nežinau, vakar pamatėm, kad ant byčio važinėja mašinas ten dar toliau. Tai galvojom nuvaryti patikrinti šiandien, pažiūrėti, kur ten žmonės važinėja. Gal ten dieną praleist. O tada vakarį jau žiūrėsim, kur miegosim naktį. Nes viena vieta, kur šiaip nenorim užsibūti, norim pamatyti kuo daugiau. Tai vat, pakuojamės. Bėgam nuo mūsų. Mūsų žiauriai atakuoja nuo pat ryto, tai su tinkleliais tik pavalgom, užsidedam, nes nervina. Nu, bet nieko nepadarysi, užtat nėra žmonių. Esam vieni, ramybė, jūra, tai nesiskundžiam. O štai be šito daikto sunkiai išsiverstume. Kai tiek saulės Australijai, tai vat viską pasikraunam su savo saulės baterija. Pasikraunam bateriją, kuri krauna kitas baterijas. Telefonas, kompas, fotika, droną. Tai modern enough. Tai ir nuo manęs labas rytas. Reikia ir man atsižymėti. Tai kiek dabar yra, gal kokios 9. Ir jau nebegalim realiai stovėti ant smėlio per karštą. Tai reikia su tapkėm. Žodžiu, kaip Laura minėjo, varysim ten šiek tiek toliau, nes ten vakar matėm, kad mašinos važinėja. Šiaip labai graži įlanka. Šiandien išvis ramu, nei vėjuko. Aišku, tas nepadeda karščiui, nes daugiau mūsų ir daugiau keliais laipsniais bus dar karščiau. Tai vakar buvo link 40, šiandien bus virš 40. Tai, žodžiu, pavėsis tik gelbsti. Ir nuvažiuosim ten apžiūrėti, jau bus pats čia realiai ta pati įlanka bus, bet bus pats galiukas šito nacionalinio parko. O, šiek tiek vėjukas pakilo. Ir apžiūrėsim ten ir tada visus 40 km vėl tokiu keliuku dykumos atgal link civilizacijos. Ir tada žiūrėsim, kur apsistoti. Vakar draugas rašo, jūs turbūt vieni, jo čia sako, sunku privažiuoti. Sako, nebaisu jum, kad neužsikurs mašina. Sakau, kad nežinau, net nepagalvojom apie tai. Tai kol kas viskas gerai su mašina. Netgi tokius karščius ištveria senutė. Tai žiūrėsim, kaip čia toliau seksis. Žodžiu, mes apskulbę iš tokios vietos. Buvo galimybė, kad ir netvarysim į šitą vietą, nes išsukę iš ten, iš savo campsite'o, galvojom, suksimės atgal į civilizaciją, bet galvojom, čia dar yra pravažiuoti paplūdimiu, tai galvojom, reikia. Ir jeigu būtume netvažiavę, tai visada nedvejokit, geriau pamatyti ir nusivilti, negu nepamatyti ir po to praleisti šitokį labai. Taip džiaugiamės, kad atvažiavom. Buvau pasnorklint tenai, tai irgi visokios gyvūnijos radau. O Laura mirksta.
Nuostabioji Australija. Look ahead, the sea is calm, and I know we've been through a lot, but just wait. Wait for better days to come and carry us like wind in our sails. Hold on tight, I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. We are dreamers of the shore. Seven years now on this boat, and we all know where we belong. Just wait. Wait for our home to show on the horizon. Soon we'll be there. Hold on tight, I can smell the shore, it's right in front of us if we just hold on tight. This vision that I saw is getting closer every dawn. We are dreamers of the shore. When we can't read the sky, we just sail with the wind that we've got. And when we're drowning in doubt, just keep on believing. We are dreamers of the shore. Realiai dar nuo vakar nesutikom pravažiuojančios mašinos, tai čia visiškai tokia vieta atoki, kad norėdamas nerasi žmonių. Nors čia ir kempint negalim, bet galvojam, jeigu ir čia kempintume, tai nieks neatrastų mūsų čionai. Bet šiandien važiuosim į Monkey Maya. Dabar 1:30, tai dar šiek tiek pačilinam ir važiuosim tenai, sustosim kažkur, nelaužysim taisyklių, užteko ir dienos pabūti, tai žiauriai liuks. Net kančia padangas prisipūsti. Gerai, kad nes mūsų reikia su normaliu, tai greitai. Šiaip labai faina, vat Australijoje važiavom į visai atokius campsitus, bet yra viskas padaryta žmonėm, kad nusileistų padangas, prisipūstų, aparatai parūpinti, visas informacinis standas, tai faina, kad taip neapleidžia ir nes šiaip realiai visi four-wheel driveriai savo dažniausiai vežiojasi oro, nežinau kaip vadinasi, oro nuėmėjus nuo rato ir pripūtėjus, kad ir kaip jie besivadintų. Tai žmonės dažniausiai užsipirkia tokius, bet kadangi parūpinta valdžios, tai naudojamės, o kodėlgi ne? Ir plus greičiau negu su mūsų aparadžiuku. Tai va, labai faina iš tikrųjų, nes ne visur rasim tokius dalykus, tai kol kas tik Western Australijai radom. Nebent jūs draugai su kažkuo susidūrė, kas Australijoje keliauja ir galit man pasakyti, kur dar tokius dalykus randat. O atvažiavom iš ten. 42 kilai.
klampių žvyrkelių. Tai mūsų mašinytė did very well. Nežinau, ko apdovanosim. Gal dušu? Neaišku, tik kada tas dušas bus. Mūsų mašinytė laiko kaip tankas. Taip? Negirk dienos be vakaro. Nu, bet jau 2 mėnesiai jau praėjo mūsų mašinytė. Tai... Ir ne šiaip važinėjom. Ir ne šiaip jo, ir ne šiaip varom greitkeliais, o išbandymų netrūksta jai. Fingers crossed, kad taip ir toliau. Something that Fitz was saying earlier also about having seen him play in Sydney and thinking he plays a little bit flat, he doesn't have enough margin. And one of the things I've been so impressed with him is that I think šios dienos he grindis. manages risk on the court extremely well by creating space for himself from the bounce. Very, very rarely from the Grindim bounce. nuklotas. Vien iš kriuklyčių. Vien kriuklytės. And in doing so, he gives himself the opportunity to make a full swing on virtually every Ne, ball. nedarau. Antrą Which dieną allows him to create more Antrą vakarą control kai mes despite the valgysime fact that he hits a relatively flat labai ball. neoriginalų. And it Labai really mylim limits Meksiką. his unforced errors. Labai mylim čipsus, dėl to Mexican Laurai tinka. Randa progą daryt Mexican, nes tada čipsai involve. He has to carry the ball a little deeper through the court, and he makes those adjustments. Pabaigiam dar vieną gražią dieną. Šiandien mes apsistojo jau normaliam kampsaitėm, kad galėtume įsimaudyti ir vėl viską pasikraut. Tai va, palydėjom ką tik saulę. Ir save pasikrau, nes Ir save. aš šiandien atvažiavau ir tiesiog išsitraukiau kėdę ir atsisėdau. Jo, nes labai vargina Karštis ir mane nužudė ir musės ir karštis. jo. Tai va, pasikrausim šiandien, ką tik pavalgėm vakarienę, padėjom saulę, pabūsim prie kompų ir ruošimės rytoj, o rytoj jau judėsim link Coral Bay į viršų. Į dar vieną labai gražią vietą, kur tikimės daug snorkelinti ir pamatyti delfinų. Kaip ir visur, gražios vietos. Nieko naujo. Gerai, ačiū. Ate. Viso! Pavadėlį išvis paiva kitą krauklę. Pavadė, kišbėk.
Labą dienelę turėčiau sakyti. Jeigu matot mane su šita kepurė, tai žinokit, kad vėl nesveikai karšta. Tai žodžiu, su mačium atsikėlėm ir buvom susiplanavę dieną vienaip, o ką tik pakeitėm planus ir visas mūsų ateinančių 3 dienų planas pasikeitė. Tai planavom šiandien išvažiuoti iš Shark Bay'us, kur praleidom paskutinės 4-5 dienas ir judėti link Coral Coast, kuris randasi judant link Exmouth'o. Ir mums iki campsite'o, kurį esu užbukinusi už kelių dienų, yra 500 km kelio. Ta planam ten jau pajudėti šiandien ir po biškį, nežinau, nuvažiavus 200 km kažkur apsistoti kitur ir tada dar vienai dienai pasilikti likusius 300 km ir nuvažiuoti galutinę atkarpą. Bet čia atsikėlėm labai karštą vėl ir pažiūrėjom orų prognozes ir pasiskaičiavom, kad mums labiau apsimoka likti čia. Kaip tik šitas campgroundas, kuriame esam apsistoję, dar turi akciją. Moki už 2 naktis ir gali stay in 3. Kadangi keliavom off-seasonu, tai jie tai bando prisikviesti turistus. O pats campgroundas tai labai fainas. Aišku, visi amenities, tualetai, dušai, virtuvėlės, elektra, žodžiu, viskas, ko mums reikia yra. Tai nusprendėm, žodžiu, pasilikti dar čionais, nes šiaip pats locationas, ką tik atėjau minutę kelio nuo mūsų campgroundo, čia snorklinam. Locationas labai gražus ir norisi turėti ir dušo, ypač kai maudais visą dieną tokiam druskinam vandenį. Ir tuo labiau, kad mes ateinančią savaitę kažkur nuo ketvirtadienio ir, žodžiu, 10 dienų į priekį visiškai kempinsim Bušuose, tai palei Coastą, važiuosim prie Ningaloo Reefo ir ten esu užbukinus 3 campsites, kurie yra nacionalinėse parkuose, bet neturi nieko, nei tualetų, nei dušų, žodžiu, visiškai nieko, būsim vidury niekur, tiesiog kad gražia vietai. Tai nusprendėm pasilepinti čia dar pabūt, kol galim, padirbėti kažkiek, kadangi dar turim internetą, o jau ten toj vietoj, kai nuvažiuosim, tai tiesiog liks grožėtis gamta, nes nebus nieko aplinkui, nei interneto, nei žmonių tikriausiai daug, nes keliaujam off-seasonu, nei ameničių, tai vat. Žodžiu, tiek iš mano pusės, kalbant trumpai. O Marčius snorklina, nežinau, ko jis tikisi pamatyti, delfinų, žuvyčių, reikliukų, nes šiaip čia viską matėm po biškį. Tai va, dieną praleisim čia, kažkokio plano didelio neturim. Rytoj tikriausiai važiuosime į Mankimiją, į rezortą, į kurį atplaukia delfinai kiekvieną dieną. Ir viena iš pasaulio tokių vietų, kur delfinai aplanko ne kažkokiu sezoniniu metu, bet atplaukia kiekvieną mielą dieną. Tai rytoj važiuosim, pažiūrėsim, kas ten. O šiaip daugiau mėgausimės, plaukiosim, dirbsiu, turiu internetą ir taip leisim šiandien savo dieną. Tai tiek iš mūsų kol kas. Dabar priėjimas prie mūsų namų. Ai, tas karštis nekadėjas vargina. Galim tik gulėti. Ir pavėsis stovėti. Viskas. Sakau, šilta gerai, per šilta blogai. Šalta gerai, per šalta blogai. Kaip sekas montuoti? Kaip girdit. Čia dėl karščio? Man tiek karšta, kad net... Junk lauk. Oh my gosh. Tai nežinau, kada kitas vlogas. Tiesiog verdam kompui, to išvirs, bet žiauriai karšta, tai gal geriau išjunk lauk, dėsim šaldytuvą. Jo, dedam šaldytuvą. Net negaliu šiūti. Patyrėm
ką reiškia per karštas dienas. Nieko negalim daryti, kompas užsilenkė abu kompai nuo karščio. Tai nieko žodžiu negalim, varom prie jūros. Pasiskundėm. Taip blogai, taip karšta, tai žodžiu varom prie jūros. Mūsų problemas. Varom, jo, pasimėgut gyvenimą. Nei vieno žmogaus visą miestelį, nei vieno žmogaus vandenį. Tai taip suprantam, kad mes čia vieninteliai tokie ekstremalai, kurie tokiu karščiu eina dienos metu kažką veikti. Klausiam moterytės, kuri dirba recepšinė mūsų campsite, sakom, kur čia žmonės maudosi. Sako, tokiu metu žmonės arba dirba, arba nelenda iš namų. Tai taip ir supratom. Žodžiu, varome ieškoti kokią nors city beachą, kur galėtume pasnorklinti, pasėdėti šešėlį, nes, kaip Marčius sakė, kompai neveikia, telefai neveikia, viskas perkeitė. Žodžiu, einam žiūrėti. Mūsų diena nei šiokia, nei tokia. Nieko nuveik daug negalim, nes ant tiek karšta ir nesuprantam, kas čia per karštas, nes kai buvom Uluru, tai vidury Australijos, ten buvo apie 40 laipsnių, bet galėjom, nežinau, ištvert kažkaip vaikščiam ten dieną ir aplinkui Uluru ir viską, o čia atrodo meta tave prie žemės, neįmanomas karštis. Tai nieko baisiai ir nenuveikėm, aš knygą paskaičiau, prie kompų dirbti negalim, kaip ir sakėm, nes perkaitė. Marčius irgi paplaukė, panardė, kriauklyčių parinko. Tai va, tai dabar planuojam daryti vakarienę, tai turi misiją pasidaryti šaltibarščių. O tokie miesteliai esam mažam, kad, nežinom, ar pavyktų mums susirinkti ingredientus visų, kurių reikia šaltibarščiams. Bet pažiūrėsim, kaip mums seksis. Nusipirkom ledų, suvalgom ledų ir tada ieškosim ingredientų. Ir paskutinis ingredientas. Ulala. Bet dar darysim tokį Sneaky priemaišą. Tai va, mūsų australiškas kefyras, vadinasi buttermilk. Gaila, vienas buteliukas buvo tik tai tenka mūsų buttermilk biškį maišyti su pienu. Kai kurie daro žmonės su pienu. Tik tai su pienu. Bet turėtų būti good enough. Tokioje vietoje. Aš ir taip impressed, kad radom viską ir burokėlius, ir svogūnų laiškus. Svogūnai, bet buttermilk radom, čia nemanau, kad populiaru yra. Nu, ragausi, ponas, sakysi? Ne? Išmaišydam viską. Atsiprašau, supratau. Čia įsipylė kefyrą. Jau vos netokie redi valgyti ir sako, kad sakys į mane, Suiki, paviršom kiaušus išvirti. Tai dabar bėgu virt kiaušą staigiai. Nes mane apkaltino, kad jiem nepriminiau, kad kiaušus reikia išvirti. Netikėtas šaltibarščių istorijos posūkis, tai jau beveik ruošiamės valgyti, jau pylėmės lėkštės ir pamatėm nuo kranto ryklus. Marčius išbėgo snorklint, pažiūrėti, ar gali prie jų priplaukti. Aišku, tie rykliukai nėra dideli, tik tai kyšojo jų pelekas virš vandens. Va, Marčius plaukė ačiū pažiūrėti. Pabandysiu nufilmuoti, pažiūrėsim, ar ką pavyks pagauti. Kas čia darosi? Oi.
papasako, kodėl nelipai į vandenį. Kuo artyn, to didyn jie trūko. Kuo artyn, to didyn. Man atrodo, jų ten ne 2, 3. Mančius iššoka į vandenį, galvoju, nuplauks prie ryklių, nes manėm, kad jie mažiukai. Tai galvojom, pažiūrėsim iš arti, pasnorklinsim. O jie ten savo dičkiai. 1,5 metro. Gal, nu nežinau, ar 2. O 2 ar 3 rykliai duodasi. Nežinom, kodėl šitam spote kažką rado tikriausiai. Kažką pasičiupo. Šakas. Marčius. O va čia va maudėmės prieš valandikę. Man tai nežinau. Ir taip sako, Laura, nebijok lipti vandenį. Aš delfinų šiaip laukiau, ne ryklių. Tadam! Šalti barščiukai. Bulvytės. Ir vaizdelis. Mūsų. Nu fancy, nieko negalim sakyti.